Sveiki, šiandien aš jums pristatysiu Monster High žurnalą. Tik prieš tai priminsiu, kaip ir, beveik prie kiekvieno video, ne prie kiekvieno, 5 ar 4 dalykus, soriukas tiksliai neprisimenu. Pirmas dalykas. Jei šis video nesurenka mažiau negu 15 jei šis video nesurenka mažiau negu 15 laikų, aš tiesiog nebefilmuoju apie žurnalus, o jei šis video sulaukia daugiau negu 15 laikų, filmuoju, nes dar kartą kartoju, turiu iš 2014 metų ir manau jums bus įdomu, kas nežino, kas ten buvo pirmos serijos. Paskui antras dalykas, būtinai spaudžiat laiką. Trečias dalykas, į komentarus rašot, ar jums svarbus priedas ar nesvarbu. Tiesiog jums įdomu, pats žurnalas, arba tiesiog jums būtų fainiau, jeigu būtų ir priedas. Tada ketvirtas dalykas. Ketvirtas dalykas, tai būtų, į komentarus rašot pasiūlymus arba klausimus. Į klausimus atsakau savo komentarų, o už pasiūlymus sakau ačiukas ir nufilmuoju. O jei jūs norite ten, pavyzdžiui, pamatyti mano monstrių kolekciją, tai tiesiog rašote taip, arba, tiesiog ką norėtumėt, kad aš nufilmuočiau. O dabar pristatau žurnalą. Štai, šiandien jums pristatau Monster High žurnalą, kaip jau sakiau. Ir dabar štai yra Monster High žurnalas 2014 4 serija. Štai, dabar apie penalinę. Štai čia yra kraupi pieštukinė, maloniai kraupi pieštukinė. Ir, aš čia jau esu pridėjus. Ir čia yra Frenkė, Claudine, Cleo, Gulija, Laguna ir Draculaura. Taip pat yra ir Monster High ženklas. Atsiprašau, baigiame apie penalinę, tai, kita pusė yra irgi tas pats. Čia yra juoda, čia yra užtrauktukas, ir yra tokia apvali. O dabar prie žurnalo. Tai va, čia yra parašyta, aišku, Monster High, klaikiai kerinti monstrų klasę ir atsiprašau už keletą pašalinių garsų, nes ten yra katinas, taip pat yra mirtiniai galvosakiai ir košmariški komiksai. Tada yra čia parašyta pritrenkiantis priedas, maloniai kraupi pieštukinė, aš jums jau parodžiau. Tada tikras testas, ar esi sąžininga. Tada yra susipažink su Claudia Wolf ir yra, štai, yra baimė, kamera, veiksmas. Tik čia, aišku, yra angliškai parašyta, o čia yra štai šito filmo 4 monstrės. Ir dabar verčiu pirmąjį puslapį. Štai, čia galima sakyti yra toks kaip turinėlis, čia yra Claudina ir Howlin. Claudine ir Howlin. Paskui čia, kaip sakiau, baimė, kamera, veiksmas. Kolekcija Monster High. Štai, tada čia yra Claudia Wolf. Tada čia Honey Swamp. Tada čia yra Viperinė Gorgonė ir Elizabeitė. Štai. Taip pat 4 monstrės iš to pačio filmo. Tada susipažink su Claudia Wolf, Klaudijos pasaulis. Štai čia matote yra Klaudija, tada vilkolakiškai kita, Claudia Wolf, vilkolakių duktė, štai jos kukuliukas. Čia yra bateliai, ten jos tušinis. Ten. Gerai, dabar šiek tiek apie ją. Amžius 19, savito stilio neskaitysiu. Gerai, mėgstu derinti tradicinius raštus su madingais elementais. Žudanti silpnoji vieta, kai įtemptai mąstau arba susinervinu, imu kandžioti visokius daiktus. Augintinis, jį neturim.
Mėgstamiausias užsiėmimas tai yra rašymas, rašau kiekvieną dieną, na čia Klaudija sako. Erzinantis dalykas monstrai, prašantis paskolinti rašiklį. Na, jie niekada neskolins savo vienintelio rašiklio ir jie mano, kad geriausia būtų, turėti savo, aišku. Mėgstamiausia paskaita, tai mėgstamiausia pamoka, scenarijaus struktūros pagrindai. Nemėgstamiausia paskaita, galima sakyti pamoka, tai yra dailė. Mėgstamiausias spalva raudona, mėgstamiausias valgis mėgstu kraupinę dešrą su bulvių koše, pužalius, dikepsnius ir žuvų pirštelius, mėgstu ir silkę, bet be kailinių, tai be žuvų. Geriausi draugai mano broliai ir seserys, na štai. Tada verčiu kitą, o orakulė, kraujo ryšys, čia vos ne visa vilkolakių šeima, beveik visa. Štai čia dar yra keletą. Tai košmariškas komiksas apie, galima sakyti, apie Ebę. Tai yra šalti jausmai, kaip toraliai su katytėmis bandė ten padaryti lagūnai blogą dalyką, bet Ebė su Frenki išgirdusios išgelbėjo ir kad jam atsitiko tas, ką norėjo padaryti lagūnai. Tik dar bjauriau beveik. Paskui tikras testas, ar esi sąžininga, čia Gilas ir Lagūna. Paskui košmariškas komiksas, galima sakyti apie Jacksoną Jekyllą. Frenkė bandė su Jacksonu dar kartą bandyti viską iš naujo, bet ir tai nepavyko. Savitas stilius, Frenkės pavasario kolekcija, štai. Šiek tiek parodysiu, tikrai graži kolekcija, aišku, tai yra rūbai ir keletą papuošalų. Tada yra didelis Klaudijos Wolf paveikslas. Tada savitas stilius, prašmatni apyrankė. Kleopro, pasako, kaip pasidaryti apyrankę ir iš veiksmo, ir tokia apyrankė pasidaryti. Paskui mielas dienoraštė Elizabeitė. Ir ką jis sako, gali nevaidinti, kad nenori perskaityti mano dienoraščio. Tai man buvo įdomu. Taip, čia yra Elizabeitė pirmoji, mielas dienoraštė, štai čia yra keli. Ir čia yra jos geriausios draugės. Aišku, Draculaura, nes jos abi tikriausiai vampyrės. Tai gal todėl. Ir Viperinė Gorgonė, nes ji yra jos grimuotoja, galima taip sakyti. Tada mielas dienoraštis, čia turi savo susikurti, tada galingi galvoskai, pritrenkiantis testas, žodis raktas tai monstrė, štai. Tada galingi galvoskai, reikia rasti ten painus paveikslėliai, aš irgi neseniai radau. Tai skiriasi tik tom, kad šiame paveikslėlyje katės akis yra mėlynas. Soriukas neprisimenu vardo. Tada susipynė trikampiai, iš viso jų yra 31. Tada siaubingai sunku sujungti skaičius. Tai man irgi nepavyko, bandžiau net pagal atsakymą, bet tiek nepavyko. Čia yra taraliai, man žiauriai graži čia. Tada čia yra šiek tiek apie monstrės. Štai, tada baisiai bjauru ir yra klaiki kliūtis, štai matote monstrų klasę, tada gudus dainavimas, čia yra Claudine, tada Frankensteino, toks per visą lapą paveikslas ir tada horoskopas. Atsiprašau, čia Perkūnija. Ką sako žvaigždės gegužę? Oi, soriukas laukia Perkūnija griaudė. Tada čia yra Frenkė, štai šiek tiek parodau. Štai, verčiu kitą lapą. Štai monstrų
paštas, gerbėjų piešiniai. Štai čia yra Venus. Ir štai čia yra piešiniai. Skara, Claudine, Cleo, Lagūna su Gilu ir Draculaura. Štai čia yra, kaip jau sakiau, iš filmų 4 monsterės, taip pat kaip Fanny viršelė. Ir štai čia yra dar Monster High naujos knygos. Štai čia šiek tiek yra štai. Štai. Ir atsisveikinam su šiuo geru žurnalu ir jo, maloniai kraupė pieštukė. O dabar, kaip ir sakiau, darot 4 dalykus. Ir tikrai nebepriminėsiu, nes jūs turite atsiminti. Ir tikrai aš rimtai viską sakau. Todėl prašau daryti. O dabar sakau bye. Ate.